Automobiliui keičiame filtrus, telefonui bateriją, net kavos aparatui atliekame profilaktiką, bet kažkodėl tikimės, kad kraujagyslės veiks visą gyvenimą be priežiūros. Kažkur tai prieš 10 metų aš net nepagalvojau, kad reikia taip stipriai domėtis savo sveikatą. Jaučiausi gerai, bet ir atrodo tas laikas po 50 dar toli. Planavau tik savo renginius ir laisvalaikiu, bet po 50 jau pajutau, kad kiekvieną rytą atsikeliu pavargusi. Akių lęšiuko atsarginės dalies parduotuvėje nėra. Stuburo diskų taip pat. Todėl svarbiausias klausimas – ne kaip gydyti pasekmes, o kada pradėti saugoti tai, ko pakeisti negalima. Metus atgal daktarė pasakė, kad pas jūs pradinės kataraktos požymiai. Buvau labai įsigandusi, kaip čia taip. Regėjimo pokyčius dažnai laikome amžiaus ženklu, tačiau lęšiuko drumstėjimas gali būti susijęs su bendrais organizmo procesais – kraujagyslių, ląstelių ir medžiagų apykaitos pokyčiais. Tai formuojasi ne per 1 metus, kaip ir Danutos atveju. Visų pirmiausia, viskas prasideda nuo riebalų kaupimosi pilvo srityje, nuo obuolio tipo nutukimo, pilvinio nutukimo. Labai greitai pradeda didėti kraujospūdis, tai antras požymis yra kraujospūdžio padidėjimas. Trečias požymis yra kraujo gliukozės padidėjimas ir tuo pačiu atsparumas insulinui. Ketvirtas požymis yra labai piktų kraujo riebalų, tai yra trigliceridų didėjimas ir gerojo didelio tankio lipoproteinų cholesterolio sumažėjimas. Kiekvienas metas atlikau profilaktinį kraujo tyrimą. Jis nėra padidintas, bet viršutinė normos riba yra, bet aš nekreipiau dėmesio, yra ir yra. Jeigu mes suskaičiuojame 3 veiksnius iš mano išvardintų 5, jau galime diagnozuoti metabolinį sindromą. Ir svarbiausia yra tai, kad šie požymiai vienas su kitu yra labai sukibę. O priežastis dažniausiai yra mūsų nesveika gyvensena. Tai yra mūsų sėslus gyvenimo būdas, visiška nejudra dažnai, toliau netinkama per daug kaloringa riebi mityba ir prisideda aišku stresas ir tiesiog užsiveda užburtas ydingas ratas. Organizme procesai krenta kaip domino. Metaboliniai pokyčiai retai lieka vieni. Dažnai didėja uždegiminių procesų aktyvumas ir ilgainiui gali kisti kraujagyslių būklė. Neteisingas gyvenimo būdas, pavyzdžiui, sakysim, rūkymas, sukelia kraujagyslių spazmą. Ir alkoholis daugiau tirština kraują, ar ne, negu sukelia spazmą. Bet aišku ir kelia spaudimą. Toks yra dar jo mechanizmas. Po to, sakysim, vėlgi tie lipidai, ar ne, tie blogieji riebalai, kai yra pažeistas, reiškia, endotelis, jis, reiškia, yra pažeidimas, kaupiasi ten, reiškia, blogasis, vadimkim, cholesterolis, po to jau kaupiasi aplink jungiamasis audinys ir mes turim ką? Mes turim aterosklerotinę plokštelę. Jinai yra pavojinga dėl to, kad jinai sutrikdo normalią kraujo tėkmę kraujagyslę, ar ne? Reiškia, auga tas vadinamas kalniukas, ar ne, ta plokštelė didėja, pritekėjimas į tam tikrą organą kraujo mažėja, reiškia, organas iš pradžių badauja, ar, sakysim, galūnė, ar ne, tas pats širdies raumuo, ko pasakoja ta plokštelė augdama, jinai uždaro visiškai spindį. Ir mes čia turim, kaip sako, jau katastrofą. Man skauda nugaras, skauda kojų sąnarius, viena pečiai, vienas peties dešinės labai skauda, sąnaris, pėdų skauda. Ir tokių problemų atsirado. Danuta nustebo, kad pradėjo skaudėti nugarą ir sąnarius. Tačiau dažnai tai to paties proceso tęsinys. Kraujotaka svarbi ne tik širdžiai ar smegenims, ji svarbi ir stuburui, sąnariams bei raumenims. Sąnariai, taip populiariai pasakius, yra guoliai. Jie debisi, jos veikia fizinės savybės, judėjimas, sportas, daug labai įvairių faktorių, bet reikia nepamiršti, kad veikia ir senėjimo procesai organizmą, kaip ir visus organus, lygiai taip pat kaip ir sąnarius. Jeigu už 50 metų jau daugiau ląstelių žūsta negu jų gimsta, tai natūralų senėjimo procesai ir vyksta. Kremzlės tampa netokios elastingos, sausesnės, jos plyšinėja, jau negali toleruoti didesnio fizinio krūvio ir palaipsniui vyksta kremzlių, sąnarių degeneracija, kaip ir viso organizmo. Kas jungia regėjimo pokyčius, kraujagyslių būklę ir sąnarių problemas?
dažnai minima viena grandis – oksidacinis stresas. Tai tarsi vidinė korozija, kai laisvieji radikalai gali pažeisti ląsteles, kraujagyslių sieneles ir audinius. Žmogus pradeda skųstis, sako, aš esu pastoviai pavargęs, aš neturiu energijos. Tai yra vienas iš požymių, kad pas jį yra laisvieji radikalai ir gali būti oksidacinis stresas. Uždegimai. Tie uždegimai niekaip nesibaigia. Žmogus gali skųstis, kad pas jį yra įvairių uždegimų. Pavyzdžiui, jis pastoviai serga įvairiom slogom, sinusitai, lėtiniai bronchitai. Arba yra sąnarių skausmai, sąnarių uždegimai. Arba lėtinis uždegimas būna apskritai, žmogus blogai jaučiasi, blogai virškina, blogai dirba kepenys, blogai miega. Tai jau yra lėtinio uždegimo požymiai. Taip pat žmogus gali sakyti, man yra smegenų rūkas, aš nieko negaliu atsiminti, man yra sunku atlikti kasdienius darbus. Tai irgi gali rodyti kaip jau laisvų radikalų arba lėtinio uždegimo požymius. Labai greitas senėjimas. Senėjimas iš principo yra ta oksidacija, mes rūdyjam tam tikrą prasme. Tai irgi yra laisvų radikalai, kad jeigu jų yra labai daug, žmogus labai greitai sensta. Taip pat yra širdies ir kraujagyslių ligos, metabolinis sindromas, tai yra visas susijęs taip pat su lėtiniu uždegimu ir onkologija. Ar galima pakeisti kryptį? Taip, bet ne vienu sprendimu. Kasdieniai įpročiai tyliai perrašo savijautos scenarijų, judėjimas, mityba, poilsis, profilaktiniai tyrimai. Tai veiksniai, galintys turėti įtakos tam, kaip jausimės po metų. tą dieną, kai sukako 40 ar 50 metų, staiga metabolinis sindromas neatsiranda. Jis pradėjo vystytis daug metų atgal. Ir jisai sunkėjo, stiprėjo, visi tie rizikos veiksniai, jie didėjo, bet jie tikrai neatsirado per vieną dieną. Ir kuo ilgiau metų, sakykime, auga kūno masė arba didėja liemens apimtis, kuo ilgiau metų mes gyvename tokį patį gyvenimą ir turime tokį nesveiką gyvensenos profilį, tuo sunkiau po to būna visą tai sutvarkyti. Ką mes darom pirmoje vietoje, pabrėžiam tai, kad laikytis, reiškia, sveiko gyvenimo būdų. Aš netgi visą laiką sakau, streso mes neišvengsim, bet bent jau mylėti save ir susiplanuoti normalią darbo dieną. Kiek įmanoma stengtis išsimiegoti, leisti organizmui pailsėti. Nes būtent miegant gaminasi ir serotoninas, kuris tikrai, ir sakysim, apsaugo kraujagyslę, apsaugo jos tonusą. Tai yra būtina, reiškia miegos režimas. Aktyvus gyvenimo būdas, tai yra fizinis krūvis, toliau spaudimas. Pasižiūrėti, išsimatuoti, pamatuoti kraujo spaudimą. Turi būti ne per aukštas, vengti šito dalyko ir tiesiog pasižiūrėti, kurioje dienos pusė reiškia aukštesnis ar mažesnis. Mityba. Mityba irgi labai svarbu, reiškia daržovės. Augalinių daržovių, tai čia yra, čia pradedant visas šakninės, nešakninės, lapinėse daržovėse. Brokoliai ir ne tik brokoliai. Iš tikrųjų dabar šiai dienai ir tų papildų yra pilna, kur tikrai žmogus atrasti, kas yra kas. Kitas dalykas, ką mes galim padaryti, tai yra įvairios medžiagos, kurios skatina mūsų natūralias antioksidancinės savybės. Yra vienas labai svarbiausių mūsų elementų yra gliutationas ir yra jį aktyvinančios medžiagos. Pavyzdžiui, visiems gerai žinomas vitaminas A, vitaminas E ir vitaminas C. Tai yra puikūs antioksidantai, kurie yra įvairiuose vaisiuose. Lygiai taip pat vaisiai turi polifenolių. Polifenoliai taip pat veikia per glutationą arba per kitus antioksidacinės mūsų savybės ir mūsų aktyvina. Vienas iš puikių antioksidantų yra astaksantinas, turi labai geras antioksidantinės savybės, selenas, labai stiprus antioksidantas, metalai, pavyzdžiui, cinkas, varis, molibdenas, jie jau veikia metalų peroksidazės ir per kitą vietą aktyvina tą fermentą ir mažina oksidaciją. Taip pat yra beta-karotenai, kurie irgi labai aktyvūs antioksidantai kartu su flavonoidais. Danuta suprato, ignoruoti signalus paprasta, bet pasekmės sudėtingos. Todėl ji nusprendė veikti iš esmės. Ji pradėjo keisti tai, kas kasdien daro didžiausią įtaką organizmui – mityba. Moksliniai tyrimai rodo, kad polifenoliai, augalinės kilmės medžiagos, yra svarbi subalansuotos mitybos dalis. Jų natūraliai randama brokoliuose, žaliojoje arbatoje, granatuose, ciberžolėje. Šių augalinių medžiagų derinį tyrė Jungtinės karalystės mokslininkai, ieškodami būdų, kaip koncentruotą formą papildyti kasdienę mitybą.
domėtis tam sveiką mitybą, man patarė, draugė patarė maisto papildą, kur jai taip pat padėjo, kuris buvo sukurtas jungtinių mokslininkų, kur labai koncentruotai, labai naudingų medžiagų surinkta. Jis susideda iš koncentruoto brokolio medžiagų, žalios arbatos medžiagų, ciberžolės medžiagų ir granatų medžiagų su polifenoliais. Kas iš tiesų pasikeitė Danutos savijautoje ir kodėl pasirinkimas, kurį ji padarė, tapo lūžio tašku. Po pertraukos sprendimai, kurie gali turėti įtakos gyvenimo kokybei. Likite su mumis.